Tai va, esu trelė, mašina iš galo, kas atpažįsta, gal žino kas per modelis, bet priekis daužtas. O Pauliukas jau laukia. Tai bus staigmenėlė. Sveiki, sugrįžę Shedbuilds, nauji metai, naujas projektas. Na taip, reikia pradėti naujus metus. Žinom, kad jau turim daug nepabaigtų, bet negalėjom praleisti šios progos. Manau, tai išskirtinis ir legendinis automobilis, gal taip galima jį pavadinti. Tai dabar važiuoju pasitikti ralisto. Aurimas nežino, kad mašina atvažiuoja. Kiek žinau, jisai kažką veikia garaže prie Merso, nes ten vis dar tvarko laidus. Paprašiau Pauliaus, kad prisijungtų, nes Dream Team turi būti kartu. Ir, na, pamatysite. Dabar bandysime padaryti staigmeną, įvažiuoti į kiemą, papipsensim. Ir pamatysim Aurimo reakciją, kaip jis pirmą kartą gyvai pamato šį automobilį. Tai keliamės matyti į kiemą. O, tai Aurimi, ką čia šiandien veikia? Tai va, eilinė diena garaže. Tai kaip matėt prieš tai kadrę, tai čia viską paskirdžiau, kas čia yra. Ir dabar, kadangi viską čia paskirdžiau, reikia viską... Aurim, aš turiu tau staigmeną. Mes su Paulium ne šiaip sau čia dviesi, žiūrėk. Su gimimo! Čia tau 20 sekundžių mašina. Jeigu klausi kodėl, nu jinai atmosferinė, dėja ir automatinė. Ir jinai stensinė, ne? Jo, jinai stensinė, ratiška stensinė, žinai. Bet jeigu iš tiesų, tai matyt tave nuliūdins. Čia tokie... Oi! Oi! Viskas gerai. Mašina primena mane. Filmuočiau, bet žiauriai šalta. 25 metai. Dar vienas bolidas. Čia prie tų kelių mašinų mums labai trūko dar vienos. Gerų metų pradžia, sakyčiau. Šiaip praeiti metai nebuvo blogi. Bet, nu, šitą grįžo iš dažymo, tą dar tvarkom. Gavom dar vieną pažįstamą šūdą. Čia dar vienas šūdas. Ir dar vieną atveš. Ir dar geltonas kažkoks tai. Ir dar vieną atveš. Nu taip. Gerai, kai ne man viską taisyti reikia. Toyota, va, bus vidosikas. Toyota fan number one. Jo, Aurimas. To daug nerodom to, nes bus video atskiras. Tai ką čia turim, Aurimai? Papasakok pliusus ir minus. Mercedes. Ne, Toyota. Toks Toyota. Supra. Tai ką čia turim? Tai turim GDM-inę Supra, kuri, kaip matot, yra truputį nukentėjus iš visų pusių, visa špakliuota, nes va, čia špaklius magiškas, ten špaklius, durys jau čia irgi špaklius, gal ne iš tikrųjų raudona buvo. Eik tu peklok. Kodėl aš taip sakau? Jo, apie... Ne, buvo šviesiai mėlyna. Palauk, pakelk biškelį aukščiau. O, dabar leiskite, prašau. Nu, sakykime. Kapotas šiaip yra aliumininis, bet labai sunkus. Kodėl? Aliumininis, aš manau. Aliumininis turėtų būti. GDM, va, viską lipdukai GDM, senas šitas kondiškis daiktas. Nu ir žodžiu, tai va, turim tokį va, automobilį. Atrodo šiaip netragiškai, nesupuvus, bent jau tiek, bet turim tokią nesėkmę. Čia tai, ko nematėm aukcione, ne? Taip. Ne veltui parašyti do not start, nes matyt variklių kapsai. Tai čia yra legendinis 2GZ 300 arklių, taip? Taip, bet važiuok, jis pats nudažyti, važiuok ten apačioj, pagalvė irgi mėlyna, ten raudona. A, čia... Ryškiai sportinis buvo. Nu? Ta šiukšlė, žiūrėk, kad nekristų. Ta šiukšlė čia jau matyt mažai ką pakeis. Nu, Čia metalinis? Taip, metalinis nekimba. Ai, nekimba. Nekimba? A čia... Toks sunkus aliumininis, va. Tai kimba ar ne? Arba čia labai daug glaisto. Ne, nekimba. Aliumininis, tiesiog labai daug glaisto. Nes čia kimba. Taip, labai daug glaisto. Nu, tai Aurimai, aš vis žiūriu, kur turbina. Ten. Na, mašina turi turbiną, šitą neturi. Yra už tai babina. Tai... GDM.
GDM, jo, viską. Tai palauk, aš bandysiu eiti tolyn nuo mašinas ir pasakysiu, kada jinai jau gerai atrodo. Nepavargsi? Užteks kiemą. Ai, Tai jo. tai didysis. O, Labai smulkus. Like a glove. Ir kas džiugu, kad čia nelabai sunkyta, tik čia biški. Nu, čia biški. Nu, teks kėbulys tam padirbėti, iš tikrųjų. Manau, cheminį duosim mašiną. Ai, cheminis ir bus ledas, ir viskas atsipoliruoti. Va, lipas yra. Kažkoks perlūžęs gal. Čia bumperis? yra ir bumperis, atidaryk bagažinę. O kaip? Čia rankinėlė turėtų būti. Kuriai pusiai? Ne, tai šitoj pusėje va kažkur. Nematau, aš jokios rankinėlės. Kas žino, kaip Toyota Suprus bagažinę atidaryti? Pakomentuokit greit. Čia laima? Jo, laimė. Duok raktą. Tai raktą jį paimk, turėtų... O tai... Aš vis tiek turiu klausimą, o mes akumą Ne čia? Ne, čia langų. A mes akumą uždėję, galėtume bandyti už kur? Galėtume, bet nesigautų. Ne. O, tyko. Nu, raktai. Gerai, amorti. Nelaiko amorti, kur reikia. Tai bumperis, kažkoks neoriginalus, kaip matau. Kodėl ne? Originalu? Ne, originalus šitoks? Aišku. Ai, gal ir originalus meluoju. Na, kažkas parašyta čia biški. Aš gali būt toj vietoj, kur... O, žiūrėk čia, Aurimai. Jau buvo. Čia jau buvo. Viskas. Va, viskas. No, lipas. Lipas beveik Lipas sveikas. originalus, nes O, beveik šiaip net laikytų kitas. Taip. Bumperis matyt originalus, aš taip įtariu, buvo. O, ne. Sargi subraižys. Taip, čia ką turim. Čia shifterio dalykai. O, va bumperio kitos detalės, pažiūrim, ar tikrai originalus. O, kažkokie žymėjimai. Surituosim. Jo, originalus kodas. Gerai, atkalsim. Meninis lyginimas? Ja, paintless dent remover, ar dentless paint remover. Čia dentlės visko reikia. Kažko čia trūksta, ne? Jo, bet čia šiaip trūksta. A, kėdė ir čia uždangalai tiesiog eina matyti. Kažkoks plastikas. Bet kas džiugina, nesupūvus, Aurimas. Tai čia va dėl to ir nėra čia šito, kad vienintelis dalykas dėl kas džiugintų. Radom vieną dalyką, outside, look inside. radom vieną dalyką, kurį džiugina. A turi magnetą dar čia, man įdomu, ar limpa magnetas per... Carbon fiber. Carbon fiber. O, čia apdaila, čia nice, čia to. Taip. Čia gal koks nors... Palauk, šita. Nice. Nes Čia Fields gal? Ar kažkas iš tų, ne? Kažkas žodžius sugadinęs buvo, žiūrėk. No. Koilai. Buvo. Nu? Buvo koilai. Kai dedu. Limpa, žinai. Nu įlimpa, bet čia žinai. Bet taip. Bet mes matom va iš šitos vietos, kad čia per kamerą sunku parodyti. Nu, žodžiu. Nu, dabar tikrai nededu koilai čia. Ne, bet man atrodo ir aukcione dar buvo. Reiktų pažiūrėti fotkės. Nors nepanašu, kad... Nebuvo. Bet kažkada buvo. Bet, žinau, kai yra 3 somai iš pakliaus ir magnetas vis tiek kimba, tai aš nepasitikėčiau šito magneto. Tikrai dedu. Buvo kažkada. Ką čia dar? Mano senelio Lada tokios spalvos buvo. Anteną kažkokį įdomą. Nu, dabar reiktų šiaip... Gerai, pasidedau biškį kamerą, atsinešiu donkratą. Nu, noriu aš po apačią pažiūrėti. Ledas. 13 o teršlinį raktą turim. O, labai gerai. Atsipirko. Ai, Aurimai, o kodėl čia PRL2VL automatas? Nu, kas nu? Nu, kas nu? Žodžiu, viskas buvo taip, todėl, nes nesupratęs bėgius junginėti su kairė ir kad nepadaryčiau eroro, pirkau tokį. Pasuki rankenėlę iš dešinės, tai normaliai. Kaip džidėmi. Nes būna ir normaliai. atvirkščiai. Nu, S2000 atvirkščiai turi, taip? Angliškas ne, čia atvirkščiai ir yra. Taigi posukiai, tu su kairė lempas. Nu taip, tai aš sakau, bet čia atvirkščiai.
Jo. Taigi, Nu, kur posūkiai? Nu, kuriai pusė posūkį. kas tai posūkiai? Posūkį rankinėlį. Posūkį ir lempas įjungi. Tai aš sukiu vairą, aš tik tai sukiu vairą. Ai, tu BMW vairuotojas. Bet ten tokia matas pastovėjęs, nes vat yra tokių, žinai, žalsvų, bet overall. Šiaip ir spalva šitą man visai patinka. Visai gražiai atrodo. Ir nudažyta buvo, matosi normaliai. Tai jinai raudona, bet ar jinai... Čia yra vaikų. Ai, kaip mes filmuojam pradėjo keikti, šiaip tai jis tik nesikeikia. Nu, darbe nesikeikia. Aš žinau, kad žmona nežiūrės. Ai, dėl to. Žodžiu, tai ne, panašu, kad jinai visgi iš tikrųjų tokios spalvos, tiesiog veidrodėlis raudonas buvęs. Pažiūrėk kitą veidrodėlį. Tai sako, davai dėl veidrodėlio, aš... Taip. Ne. Jinai Nebuvo, tokia nebuvo. Tai dėl veidrodėlio čia jis taip dažė. Taip, panašu, Taip. kad- Gavo veidrodėlį, sako, reikia perdažyti variklio skyrių. Jo. Ką žinau, šiaip atrodo... Tai aš dabar galvoju, kad reikia visų paprašyti, kas žiūri šitą video, kad parašytų komentarus su klausimais. Tai matyt, pirmas klausimas bus, Aurimai, kaip užregistruosi. Antras, kiek kainavo. Kokie dar klausimai greičiausiai bus? Kainavo per daug, užregistruosiu gal kada nors. Pirmas dalykas, paremkit mane. Termomova veikia. Nu tai aš kaip suprantu, nuperkam žvaigždę, pastatom važiuoklę į vietą ir jinai turėtų faktiškai važiuoti. Nu, Šlangutės tikrai turės likti. Nu, taip, taip, čia. Ne, mastą. Žodžiu, ledas. 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 Sakei, dugną matėja, ne? Jos. Jo, gerai viskas atrodo. Kas čia? OBD jungtis. Nu, ne BD, čia klaidom nuskaityti. Nu, Nu jo, bet... Kaip jinai tada vadinas, OBD Supra? jo, Nissan yra OBD Nissan, Mazda jau OBD Mazda, nes visas skirtingas. Žodžiu, gerai. Tai štukė arklių, taip? Taip, bet nu, Ką kaip kitaip? daug tepalo nesimato. Gal jo nėra, Aurimai žiūrėjai, yra tepalo. Nežiūrėjau, nes net užkurt neketinu bandyti. Nes... Ir ščiupo nematau, nežinau. Mes pirmą kartą gyvai matom TJZ, ne? Nu, gali būti. Automobiliai, Šiaip ne pirmą kartą. Ne. bet automobilistai geri, ne? Pirmas mūsų TJZ. Nežinau, kažkur ten turėtų būti ščiupas, bet nematau. Nu, kažko reikia pradėti. Šiaip nice. Jeigu, Pauliau, uždaryk duris, aš iš sveikosios pusės nufilmuosiu. Iš sveikesnės pusės. Va, žiūrėk. O, Spalva, ratlankių spalva o, graži. bumperis, ledas. O gal bumperį galim uždėti? Ir faktiškai sveika bus. Jo, sveikas. Bet nepabraižyk. Va, žiūrėk. Va, Ledas. va, Pauliau. Paulius tai greit bumperį primontuoja. Va, tu palaikyk. O, porą zateškių. Va, va. Tik lempus reikia. Paulius šypsokis kadrui. Palauk. Opa. Palauk. O va, vyras. Fiks. Tai... Jo, jeigu norit finansiškai paremti, pasiūlykit kokią akciją, gal marškinėlių kokių norit nupirkti, mes kiek su Aurimu pagaminam, nieks jų nepirko. Tai nebegaminam, bet priežasties. Ties nešiotai reikia. Aš turiu maikių visam gyvenimui į priekį. Jo, tai jeigu norit maikės su Supra, su GR Corolla arba su geltonu Civicu, nu daug čia tų Civicų dabar visų kartu, tai parašykit, galim pagaminti, paremsit mūsų projektą. Aurimas gal nupirks žibintą. Jo. Lemputė išibina. Va, do not start. Nu, I wonder why. Žodžiu, ledas. ledas. Bet tai čia jau, nu va šitas va toksai. Nu, čia sluoksnis geresnis šitoj vietai. Na, bet susitvarkys. Viskas gerai. Bet spalva šiaip gera. Man patinka spalva, jinai tokia Man neutrali. ratlankių spalva patinka, o aš nesu mėgėjas. Kamera šiaip sunkiai matosi ta spalva, jinai tokia, Čia Midnight Purple, right? nu, su daug žalios kažkas į tą pusę. Daug šalios. Gerai. Viskas, pakuojamės. Tai ačiū, kad žiūrėjot. 20 sekundžių, taip, Aurimai? Tik kiek video trunka.
Aurimai, šių metų projektas. Mašina per 20 sekundžių. Kitų metų projektas. Ledinė. Ledinė. Ne? Aš po to pardavinėsiu šitą video. Tipo, čia užkulisiai, žinai kaip būna? Video gale, viskas veikia. Jo. Viskas buvo fake. Praeiti.